Taigi, būsite Kipre, būtinai užsukite į Kipro istorinių ir klasikinių automobilių muziejų. Jis randasi Limasole. Iš tiesų, tai čia yra gausi ekspozicija, labai platus automobilių spektras. Na, kaip platus? Daugiau mums pažįstami, žinomi automobiliai, amerikietiški, kadangi čia buvusi Didžiosios Britanijos kolonija, tai ir angliškų automobilių daug. Beje, judėjimas čia yra ne taip kaip pas mus, čia yra kairė kelio pusė, vairai dešinėje. Va, kaip pavyzdys. Ir muziejus iš tiesų gausus. Tik aš susipažinau su jo įkūrėju Dimi Mavropoulos. Mavropoulos. Vyriokas yra buvęs lenktynininkas, ralyje dalyvavęs. Štai va, galite matyti jį patį su manim. Automobiliai iš tiesų, kaip ir minėjau, labai įvairūs. Yra beveik visur FIBA logotipai. Kai kurie automobiliai beveik visi yra žinomi. Netgi ir va šitas va Super Eilenas triratis, jis pas mus Lietuvoje yra automobilio Šeduvos muziejuje. Čia turbūt aprašymas yra jo Eilin Robin 72 metų, pas mus 75. Va, netgi ir į antrą aukštą Fiatas persikėlė Žiguliuko pirmtakas. Yra ir štai tokių automobilių. Jie jau muziejuose. Nors gatvės irgi matyti Kipro. Čia galite matyti NSU modelį paskutinį. Po to jau jie išnyko ir po jų prasidėjo modeliai Audi gamybos. Audi 50, 80, 100 ir panašiai. Čia yra truputį sunkiosios technikos. Tiesa, ko pasigėdau šitame muziejuje, tai dviračių transporto priemonių. Kai pabendravau su pačiu Demi, tai jisai nėra labai didelis gerbėjas motociklo. Dėl to galbūt ekspozicija čia jų mažiau. Labai daug reklamos, kad yra transportas nuomojamas. Beje, kai kas ir parduodama, pavyzdžiui, štai šitas automobiliukas. Išsiaiškinau dėl numerių. Tvarka panaši kaip ir pas mus, turi būti 30 metų ir, žinoma, originali transporto priemonė. Tada jinai gali gauti štai tokius istorinius numerius galiojančius Europos Sąjungoje. Čia galite matyti žemės ūkio technikas. Mašinėlės yra įvairiausio stovio, va čia kur pakelti variklių dangčiai, jau aš apžiūrėjau, na, ta prasme, gražu, tvarkingai atrodo. Va. Čia austinas buvo, čia dar vienas austinas, na čia Audi 100. Kapot, gan gražu, tvarkingai, nerudėlis, kaip sakė. Va, yra tokių šiuolaikesnių transporto priemonių. Prieškarinių tiesa ne per daugiausia, na čia tiesa pokarinis, bet jis pradėtas gaminti. Citroenas Track Action Avantas. Prieš karą, 34 berods, Rolls Royce paletė. Na čia toksai išdraskytas. Jau galima ir Lietuvoje pastebėti įdomią tendenciją, būtent istorinius automobilius puošti tam tikromis blaketėmis. Kaip kad pavyzdžiui štai čia va, visa jų alėja. Ir viena, ir kita, ir trečia jau specialus netgi laikiklis yra suformuotas. Ir automobiliai jau yra puošiami štai tokiais atmintinais pasižymėjusiais medaliukais, blaketės jos vadinasi, kur kažkas yra dalyvavęs, kur kažkaip atsižymėjęs.
Žinoma, kadangi aš padovanojau savininkų žurnalą Returmanai, ten buvo Pobėda, mes nusprendėm, kad Pobėda yra kurta nuo šito modelio. Aiškiai, čia mes juokavome, bet formos panašios. Čia vienas iš amerikonų, kur vairas yra mums teisingoje pusėje. Ekspozicijoje užtikau 2 rusiškas technikas. Čia viena iš jų. Tai parodysiu ir kitą. Čia yra alėja jau galbūt šiuolaikinių automobilių, nors va štai jau yra 90 pamirštas. Čia dar senesnis. 89 tiesa, čia Lancia. Nu, va yra 3 serijos BMW Huliganas A30. Antram aukšte mažiukai sukelti. Ekspozicija įdomi, pakankamai gausi, štai va tokio stiliaus automobilių. Yra va 124, Gurkas, dar kiti Mercedesai. Čia toks automobilis man iš toli pasirodė originalus, bet pasirodo visiškas kitkaras. Prašo neliesti rankomis. Nu, neliečiam žinoma. Na, aš padaryta. Dar vieną toj parodysiu irgi. Iš toli pasirodė labai įdomus automobilis. Ne, šitas. Čia tai nelabai kas įdomaus. Čia yra ir angliški automobiliai. Daimler Ferret 59 metų. O čia Willis Wiped Overland 25 metų. Irgi istoriniai numeriai. Na, čia vat irgi toks iš toli pasirodė ale tipo Rolls Royce'as tų laikų, bet kuomet arčiau priėjau, truputį nustebau, iš tiesų daug darbo įdėta. Va, tokia panelė priekinė, iš kur matyti, ne? Transportas nuomojamas aktyviai, vestuvėms, krikštynams, čia turbūt pas juos populiaru. Binas visų savo ūgių. Na kaipgi muziejus be pačio pirmo automobilio pasaulyje. Štai koksai jisai yra. Stilizuotas numeris valstybinis pagamintas. Ale, pagal jų stilių. Kokybiškas darbas. Žinoma, kopija. Bet kokybiškai padaryti. Gražiai. Gražiai žiūrėsi. Mandagiai. Čia ūžia ventiliatoriai, jau ką, plenkai, toksai garsas truputį, gadinimas buvo. Dar yra ekspozicija automobilių. Taigi, Limasolyje, būsite, užsukite. Čia yra štai toks muziejus. Bilieto kaina, tiesą sakęs, net nežinau, to išsiaiškinsiu, mane čia kaip svečia įleido. Bet tikrai manau, kad nekainuos daugiau 10 eurų. Suvenyrų galima įsigyti, modeliukų. O štai yra viena iš pirmųjų transporto priemonių. Dar čia yra mikro automobiliukų alėja. Ne per didžiausia, bet gražus mažiukai tokie. Irgi beje nuomojami, va kaip šitą. BMW Isetta. Fiatas 500 Temperas. Fiat Polski. Jo, Fiatukas 126. Muziejaus įkūrėjas Dimis Mavropopulos yra garsus lenktynininkas. Jo visas gyvenimas yra susijęs su automobiliais. Štai dėl to jisai ir įkūrė šitą muziejų prieš 10 metų. Na, jeigu taip jau žiūrint, tai 2014 metais muziejus yra atidarytas. Dirba priėmime jo žmona. Jisai truputį sunkiai vaikšto žmogus, bet labai maloniai bendrauja, daug pasakoja, daug aš iš jo sužinojau. Taigi, būsite Kipre, Limasolyje, sala nėra didelė, galite užsukti, aplankyti. Verta pamatyti Kipro transporto istorijos dalelę.
Štai žadėjau parodyti dar vieną rusišką stebuklą. Žinoma, stebuklo tolio kopija. Tvarkingai, gražiai padaryta mašinėlė. Tai tiek rusiškos technikos, jos daugiau ir nereikia. Viskas čia yra gerai. Va, yra tokie eksponatai. Čia atsiliepimų knyga. Aš jau prirašiau, aš jau palinkėjau. Va, greetings from Lithuania. Ačiū uždėmesį, gerbėmiai.